Nu ką, jaunimas, labą dieną. Tai šiandien atvažiavom į kitą miestą ir į kitą šalį, tai yra Latvija, Ryga. Ir mano planas šiandien yra važiuoti pasportuoti. Dabar yra 9:30 ryto, sekmadienis. Tai o ką veiksiu Latvijai, Rygoj, nežinau tiksliau, bet ką parodysiu, tai noriu parodyti jums iš tikrųjų truputį miestą, architektūrą, kuo išsiskiria latviška nuo visų kitų. Ir eksplorinant gal dar kažką parodysiu. Sporto klubus, aišku, parodysiu. Nu tai ką, without further ado, kaip sakant, varom sportuoti. Va. Tai va, tai aš varau sportuoti, o po to susitinkam. Pirmas pastebėjimas ir skirtumas Latvijai yra tas, kad čia yra šalta. Dabar yra 14 laipsnių šalčių. Jeigu aš atvykau iš Albanijos ir Bukarešto, kur ten buvo beveik 3 savaitės ir nei vieną dieną ten net nenešiau striukės, neturėjau užsidėjęs, visada su šortais ir maikė tiek naktį, tiek dieną. Visada plus turbūt mažiausia temperatūra 25. Nu va ten, skaitau, yra tikra europietiška vasara. Nu pas mūsų čia šitam krašte prašiau su to jau yra, kaip jūs ir žinot. Pavyzdžiui, aš geriu dvigubą espresso visą laiką prieš sportą. Ir žinot, koks čia dalykas yra, jeigu čia nusipirksi tiesiog dvigubą Latvijoje espresso, tai čia bus su cukrum, va, rodo, cukrus. Tai visada reikia pasispausti keletą mygtukų be cukraus, kad būtų. Ir dar vienas dalykas, parodysiu, kiek pas jų yra dvigubas ekspresas, kokį kiekį užima. Tai čia, aišku, jie neturi tokio kaip dvigubą espresso, po viengubą reikia nusipirkti. Taip, bet va, kai nusipirki po viengubą, turi tiek, realiai čia pusę puodelio. Tai čia dar nėra tiek daug iš tikrųjų, nes kituose, kai nusipirki, yra visiškai pilnas puodelis. Tokia ta mūsų Latvija. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10". Tai parodysiu jums turą, kaip atrodo sporto klubiukas. Tai čia įėjimas, aišku. Tada turim proteino aparatą ir va, gėrimų, visko yra. BCA, vandens, karnitinai, snacksai. Nu, nice. 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way.
tai šitą pratimą, kurį dabar darysiu ant suoliuko pasilenkęs, pamačiau Bukarešte vaikinas darė. Ir pagalvojau, nes, aš visą laiką ant tiesos darau suoliuko. Pagalvoju, padarysiu ir aš pabandysiu taip ant kampų. Ir kas iš tikrųjų jaučias labai išsitempia raumo nugaros, kas yra gerai. Tai man patiko šitą variaciją, pažiūrėkit. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed. Tai sportus baigiau, sportas buvo labai geras šiandien, labai tuom džiaugiuosi, o dabar važiuojam, parodysiu, kaip atrodo Rygos butai, kuriuos galima išsinuomoti ir už kiek galima išsinuomoti. Tai čia prasideda architektūra. Va, įvažiavimas toks. Opa! Liebas! Šioje kelionėje su mumis draugaus šitas mažiukas, liebas. Parodysi namus, kaip atrodo? Parodysi. Einam parodysi, kaip atrodo namai. Einam parodysi. Parodyk. Tai va taip. Taip. Parodykim vonę. Tokia vonė. Toks dušas. Prašom, vonė. Nėra kur pasikabinti rankšluosčių. Einam. Tada turim miegamąjį. Taip. Miegamasis. Tai šita lova yra super gera, nes vidury šitos lovos yra tiesiog sprendžinos tiek susidėvėjusios, jų tiesiog nebėra. Tai kai aš šiąnakt miegojau to lovai, tai vietoj to, kad mano kūnas būtų toks, mano kūnas buvo toks. Va, nes vidury yra tiesiog skylė. Tai lovos patogumais. Taip, einam. Rodyk toliau. Tada čia turim virtuvę ir čia turim jos kambarį taip pat. Tavo kambarį taip. Tai vat. Ir ką, ir čia yra pagrindinė gatvė. Ir čia yra tokie namai už tokią kainą. Beje, Airbnb šitas butas tikrai geriau atrodė. Nu bet ką, yra kaip yra. Vakar, kai miegojau, čia naktį buvo juokinga, nes čia pačioj yra šita kazino. Ir miegu ir prabundu, girdžiu, šūkauja.
eik tu nahui ten. Nu, žodžiu, vienas kitas siuntinė, ten šaukia kažkas, tai lyg ir muštis, norėtų lyg ir ką, ne, nesprant, atsikėliau, atėjau prie lango, nueinu ir žiūriu. Žodžiu, čia yra apačioj kazino ir čia yra visur aplinkui gyvenamieji, butai. Ir tie iš kazinkės išėjo, ten, žodžiu, gerai, jau taip, jau stipriai įkaušė, alaus ten skardinėse rankose ir šūkoja kažką, gal ten apsiginčia vienas su kitu, net nežinau. Ir išlindo, man atrodo, vienas kažkuris iš namų ir tiesiog galbūt paprašė, aš nežinau, bet taip įsivaizduoju, paprašė arba, pasakė, užsičiaugyti viduryje nakties, čia nešūkave. Ir žodžiu, ir užsivedė. Tai jie ten ant to žmogaus, kuris išlindęs ten visai paro stumė. Ir galų gale vienas išsirauna, žinai, pasitraukia. Ir toks. Nu tai davai, ateik vienas ant vieno, ką tu čia, žinai, ką tu čia, mandruolis, davai, išeik vienas ant vieno. Žodžiu, stūmė čia, jie stūmė ant visos gatvės. Galiausiai paėmiau, užsidariau aš tą langą, galvoju, kiek čia galima, blemba, vaikiškų žaidimų tokių klausytis, ten vos jau nustojo tokie ant kojų. Ir tai pirma naktis tokia. Kaip aš jums parodysiu architektūrą, kai toks oras, nežinau. Va toks pasakiškas orelis. Kaip lipti? Tai nežinau, gal su mašina rodyti. Bet ne taip įdomu. Turbūt. Opa! Opa! Taip. Tai dabar aš važiuoju apsikirpti, kas yra 20 minučių kelio nuo čia. Tai pravešiu truputį jumis. Jeigu norit, važiuojam. Vis tiek nieko neveikiam. Dabar kur sukti? Rodau 110 metrų. Nuveizas visada grybauja, kol išvažiuoji. Už 110 į kairę. O dabar kur sukti? Galima sukti ir į kairę, ir į dešinę, matau. Nežinau, bandau į dešinę. Ką rodysite? Reikėjo į kairę vis dėlto.
Tai aš po kirpyklos ėjau kirptis pas naujoką. Sumokėjau už kirpimą ir barzdos modeliavimą 15 eurų, nu kas yra kosmiškai mažai. Ir visai neblogai, dar pasakyčiau, padarė viską. Nu labai gerai, taip visai sakyčiau. Tik labai grubus buvo. Kaip su kokiu nors, nežinau. Noriu sakyti kaip su gyvuliu, bet net su gyvuliu taip nesielgia žmonės. Tai aparto viskas gerai, kaina superinė, padarė šuoseną irgi nebloga lygtais. O ką, o dabar kas dėl oro, tai vis dar lyja. Vis dar lyja. Tai turbūt šiandien čia ir baigsim vidosiką. Tiek, kiek pamatėm. Bandysim laukti geresnių orų. Bet žinot, ką dar prieš dienos pabaigą noriu jums parodyti ir kuom pasidalinti. Tai maistu iš Lidlo, kurį nusipirkau. Ir likau maloniai nustebintas kainos. Nes sumokėjau už šitą maistą, žinot kiek, tuoj pasakysiu. Lidlas 39. Nu tai žiūri. Ryžių traškučiai. Prie ryžių traškučių pasiėmiau riešutų sviestą tepti. Gerai. Tada duonos pasiėmiau juodos. Prie juodos duonos pasiėmiau 3 lašišos. Ok. Pasiėmiau avokadą. Bananai, aišku. Tada pasiėmiau krevetės su makaronais darytis. Pasiėmiau jautienos kepsniukų kažkokių pasikepti. Pasiėmiau lazanijos kilogramą. Jo. Ir tada pesto, sviestas. Šitie agurkėliai, ten euras biškai kainavo už tokį sloviką didelį. Be laktozės pienas. Riešutai miksas, mėlynės ir 4 proteininiai jogurtai, per kurį yra 6 gramai baltymų ir natūralus, tai be jokių skonių, saldiklių ir panašiai. Tai vien tie 4, tai čia va, į dieną po kiam gramų iš čia, nu, ta prasme, aš sakau, kad čia yra super geras dylas. Šitas Latvijos Lidlas tikrai nebrangiai, galiu pasakyti, tai respektas. Tai kokią situaciją mes turim? Situaciją mes turim tokią. Šiandien yra penktadienis, aš atvykau į Latviją šeštadienis, tai realiai beveik savaitę praėjo ir aš nepafilmavau visos šitos architektūros, neišėjau pasivaikščioti ir taip toliau, nes yra keletas priežasčių. Ai tiesa, aš valgau dabar po sporto proteininį jogurtą, natūralų, be saldiklių nieko, 6 gramai proteino. Dar pasiėmiau bananą, nes turiu šiek tiek planų šiandien. Tai va, tai kokia situacija? Visas šitas dienas praktiškai lijo, tai vaikščioti kaip ir nesąmonė. Kitas dalykas. Ir buvo darbų šiek tiek, buvo streso šiek tiek ir truputį buvo tokia neplanuota galva. Nu tai va, tai tokias problemėlės turėjau. Dabar kaip ir oras šiandien neblogas ir tuo mačiau dar geresnis, ten gal 2,5, gal 2,7, dabar nepasakysiu tiksliai. Bet panašu, kad aš turiu kitų darbų ir panašu, kad man gali reikėti grįžti į Lietuvą, padaryti kai kuriuos darbus ir tada grįžti čia vėl atgal, nes turiu čia truputį darbų. Tai tokią problemą turiu. Kaip aš ją išspręsiu ir kaip aš parodysiu architektūrą Rygos, Latvijos, nežinau, bet pabandysiu.
Tai va, tai kol kas tiek. Susitinkam kitam